Gal greitį matavai? 27. Delkiavimas 3. Kažkur tai 17-18 dar glysas, jau biškį mažiau ir iš karto. Dabar va kaip. Toks pusglysis, bet tai kai per centrą sėdėjai geriau buvo, ne? Ne, Ne? va čia atsisėdau 29, paėjau į priekį 27. Tu matai? Keičiam sraigtą. Ribotuvas tai nesuveikia visi? Tu nesuveikinu, bet vis tiek pakeiskim, taip ar taip. Nu, tai dabar galima pabandyti laikyti. Nu, aišku, nėra sukimo matuoklio, žinai, tachometro nėra, tai būtų truputėlį geriau. Neglysas, nu bet neblogai. Nu, matai, čia jau pasiūlėsi. Metinis aplaužas. Bet šiaip nesunkiai, žinau. Stovėjo 9 žingsnio sraigtas, vienas keleivis, valties greitis maksimalus 29 km/h. Dabar uždėjome sraigtą 11 žingsnio. Dabar vėl darysim testą su vienu keleiviu. 31. Nu, greičiau. 31 km/h. Su 9 sraigtu buvo 29, ne? Dabar 31. O kaip išsikėlė greitai, ne? Ar lėčiau biškį? Man atrodo, kad su 9 greičiau. Nu tai jo, logiška. Pabandom dviese su šituo sraigtu. Standartinis motoras 9,9 Suzuki, 11 žingsnio sraigtas. Raimondas vienas plaukia 31 km/h greitį, dabar bandysime dviese. Dabar dvies ant vieno borto. Dvies ant vieno borto. Taip, išbandėm standartinį Suzuki 9,9 galingumo. Su 11 sraigtu buvo, 11 žingsnio sraigtų rezultatas buvo geresnis, valtis plaukė
31 km/h greičiu. Šiaip dviem žmonėm, vienam žmogui šito galingumo pakanka, bet iki pilnos laimės matyt trūksta dar galios, galėtų būti gal 15, o dabar išbandysime su 20 arklio galiu. Tai yra galingumas valties gamintojo nurodomas kaip maksimalus. Bandysime dėsnį Raimondelį, tu mane paimk. Taip, labas. Tiesa, padarysim testą vienas keleivis, vienas vairuotojas, paskui padarysim testą dviese. Vizualiai akivaizdu, kad su 20 arklio galio varikliu valtelė tiesiog atgyja. Tai greitis bus, aš įsivaizduoju, apie gal kokių 40 km/h. Tuoj pasiklausim. Aš manau, bus virš 40-45 gal km/h greitis. Kiek? 41. Biškį suklydau. Mintise. Koją atlošk biškį. Atlošk koją į išorę ir dar pralėk. Dar į išorę, sakai? Jo. Priekis spaudžia prie vandens. Ar pagreitėjo? 43. Gal būtų galima ir dar kartą, dar biškį. Jau bus per daug. Aš kai atsisėsiu, nebus jau per daug. Aš pagausiu, plauk ant manęs. Sakai, dar verst? Jo, suvers. Išlaikam. Vien startą, tai. Taip, buvo 41 km/h greitį, dabar koją truputėlį perreguliavom, tai yra, kad labiau priekį keltų, pagreitėjo iki 43. Dabar dar per vieną padėtį koją sukeliam ir dar kartą Raimondas pabando maksimalų greitį pasitikrinsime, paskui bandysim dviesi. O jau atversta maksimalė, ne? Tai va, jisai reguliavo koją, valtis maksimalę greitį pasiekė 46 km/h. Dabar darysim testą dviese. Vaikštam bortais, šėlė, einam ratais. Niekam čia neįdomu. Pripučiame valtis, mes turim sėdėti ant borto. Šitoj valtį mes galim sėdėti ant suolo, dar turim borto dalį. Taip, 20 arklio galių.
trumpai apie šitą valtelę. Šitos irklus mes sumontavome patys, jinai standartė jų irklų nėra iš gaminto, neteina. Toksai buvo sprendimas, jų tvirtinimas, aš sakyčiau, labai gerai. Tus dar mentis nusiema, jeigu tentą dedant galima mentis nuimti ir plius dar ir tentuosis jinai patogiai. Kuro bakas tilpo pas mus šiandien, šitą dėžutę. Irgi, kaip matėt, galima tą dėžutę perkelti į irkluotojo vietą. Čia greitai atsijungia kuro žarnelė. Tą dėžę mes momentaliai keliam į irkluotojo vietą. Priekinė dėžutė nėra didelė, bet galima įsidėti inkaro virvę. Turi drenažą, turi skylę, galima. Jeigu vandens paklius, šlapia virvė, jeigu bus, tai ištekės viskas į denį. Gėrimų laikiklį, tiesiog gėrimų statymo vietos. Matosi, kad dėžę galima statyti. Valtis yra 3,70 m. Dėžutė turi statymo pozicijų 4. 4 metrų valtis, 4,20 turi daugiau šitų pozicijų. Valtis iš polietileno, kaip yra aibė video padaryta, kur matosi, kaip jie tiesiog bandoma sunaikinti. Arba kaip galima čia būtų įvardinti, gal nesunaikinama, nesudaužoma.